man yra dabar 25 ir aš niekada nebegrįžčiau į mokyklą tikrai jokiais būdais. Niekada gyventi ir už jokius pinigus, niekaip, nes tiesiog tai buvo turbūt vienas prasčiausių laikų mano gyvenime. Aš mokiausi labai gerai ir aš dažniausiai būdavau padariusi visus namų darbus, o vėliau dar ir breketus nešiojau. Ir man tėvai dažniausiai pirkdavo rūbus kartą per metus, tai reiškia, kad aš nebuvau populiari mergina. Buvo dalykų, kurie man tikrai buvo įdomus ir, pavyzdžiui, literatūra ir man tikrai patikdavo perskaityti kūrinį arba dar į priekį kelis kūrinius ir atsakyti į tos klausimus, kurie yra po kūriniais. Ir aš tikrai pasiruošdavau, o kartais man patikdavo dar ir plačiau pasidomėti, bet mokykloje taip daryti buvo gėda, nes tu tada esi moksliukas ir tai yra baisu, nes tai stabdo tavo asmeninį progresą. Ir tie dalykai, už kuriuos buvom kaip ir vertinami bendramžių mokykloje, jie gyvenime nebegalioja, nes tai yra kažkokios nesąmonės, kad gyvenime dabar viskas vyksta kitaip, mane vertina už tas savybės, už kurias galbūt mane kažkada skriausdavo. Dabar žmonės išskiria mano kažkokį kitoniškumą, mano minčių dėstymą, bet ten tai buvo gėda. Negalima buvo kalbėti taip, kaip kalbu aš. Man atrodo, kad baisu, kaip mokytojai tai reaguoja. Tiksliau, kaip jie nereaguoja. Nes aš matydavau, kad būdavo, kad kažkokios replikos ar šaipos iš ko nors klasėje, ar iš manęs, ar kažkas. Ir mokytojas, jisai arba nereaguodavo, arba šypteldavo, arba vaikit, kažkas tokio būdavo, arba jisai net pereidavo į tų kietesnių pusę, kad pasakydavo, rimtai, baik, tam žmogui, iš kurio šaipamasi. Tai čia yra labai baisu. Tai padarė poveikį ir mano dabartiniam gyvenimui. Man dar ilgai atrodė, kad kai kas nors sako, kad tai Beata yra kvaiša. Ir tada man, aš kvaiša. Man taip ir atrodydavo. Man atrodydavo, kad kiekvienas blogas žodis mano pusėn yra tiesa, kad aš lyg jo nusipelniau, ar aš kažką padariau, kad tas žodis atėjo į mano pusę. Aš tiesiog kažkaip pamiršau pagalvoti ne tik apie save, bet ir apie tos žmonės, kurie tai sako. Ir man atrodo, kad tai yra svarbiausia, kad žmogus, kuris patiria patyčias ar kažką, kad jisai pagalvotų, pasakė dabar kvaiša mano pusėn. Bet kas pasakė kvaiša? Šitas žmogus, kuris nesugeba parašyti sakinio be klaidų, šitas žmogus, kuris pats labai kompleksuoja dėl savęs, ar kažką apie tą žmogų. Ir tada pasidaro nebe taip skaudu ir truputį labiau aišku. Ir ilgainiui jau tada į tos žodžius taip nebekreipi dėmesio. Tu ieškai pagalbos tada, kai tu galvoji, kad vyksta kažkas blogo, tau daro kažką blogo ir tu nesi kaltas dėl to. Bet jeigu tu galvoji, kad čia yra gėda, kad čia yra su manim susiję, kad su manim elgiasi taip dėl to, kad aš esu to vertas, dėl to, kad aš esu prastas, tai baisu kam nors apie tai net kalbėti ir gal net nekvestionuoji to, kad galėtų būti kitaip. Su manim elgiasi blogai, nes aš esu blogas, esu prastas. Tai gal taip, bet kažkada aš išgirdau klausimą, kuris mane praktiškai pravirkdė. Manęs kažkas paklausė, ar buvo žmogus, su kuriuo galėtumėt pasikalbėti per visą tą laiką. Tai aš beveik apsiverkiau po šito klausimo, nes aš pagalvojau, taigi galėjo būti kažkoks žmogus, su kuriuo aš galėčiau apie visą tai pakalbėti. Pasirodo, ir tokia opcija buvo, bet to žmogaus nebuvo. Man atrodo, kad tikrai būčiau daug daugiau pasiekus. Man reiktų kiekvienam žingsnėje savim abejoti. Kiekvieną kartą išgirdus kažką neigiamo savo pusėn, kvestionuoti, palauti, gal rimtai aš esu kvaiša, ar kaip aš drąsiau rizikuočiau, imčiausi naujų veiklų. Dabar aš imuosi, bet man tai kainuoja labai didelės pastangas tiesiog. Ir aš jaučiu, kad manyje vis dar tupi tas mažas vaikas, kurio galbūt nepakankamai mylėjo, galbūt nepakankamai suprato. Jis girdėjo ne tos žodžius, kuriuos jis turėjo išgirsti.